Didžiąją O pradedame rašyti kildami puslankiu aukštyn link viršutinės linijos. Ją palietę, toliau puslankiu leidžiamės žemyn, kol pasiekėme apatinę eilutę. Dabar toliau ratu kylame aukštyn, kol susijungia mūsų brėžiamos linijos. Vis dar net kėlę rankos, viršuje pridedame ūselį. Tai yra rašytinė O didžioji. Dabar pasimokysime rašyti mažąją O raidę. Mažąją O rašome identiškai kaip didžiąją, tik tai darome tarp vidurinės ir apatinės linijos. Puslankiu kylame aukštyn, kol paliečiame vidurinę eilutę. Dabar puslankiu leidžiamės žemyn iki apatinės linijos ir ją palietę toliau ratu kylame aukštyn, kol susijungia mūsų brėžiamos linijos. Vis dar net kėlę rankos, viršuje pridedame ūselį. Tai yra rašytinė O mažoji. Kad geriau išmoktumėte parašyti didžiąją ir mažąją O raidę, reikia praktikuotis. Pabandykite visą pirmą eilutę užpildyti tik didžiosiomis O raidėmis, o žemiau esančią tik mažosiomis O raidėmis. Taip kartokite, kol užpildysite visas puslapyje esančias eilutes.